Kągi, sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Kągi, baigėsi bobų vasara, atšalo, prasidėjo vyrų ruduo, na ir šią savaitę įdomių rungtynių, nors vežimu vežk, Žalgiris kovos prieš Rytą, prasideda Eurolyga, Žalgiris Barcelona. Jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo, kiek vėliau paskelbsiu apie centrinės šios savaitės rungtynes. Ir jeigu atspėsite rezultatą, ar kas bus arčiausiai tikslo, laimėsite labai rimtus marškinėlius. Sėkmės! Spalio 1 dieną pirmą pergalę Europos taurės turnyre bandys iškovoti Panevėžio 7bet Lietkabelio krepšininkai. Lengva nebus, varžovas solidus Jeruzalės Hapoelis, tačiau tai tikrai įveikiama komanda, parodė ir pirmas turas savo aikštėje. Jeruzalės komanda sukrapštė tik 64 taškelius ir nusileido Valencijai. Tai patyrusi komanda, neturinti veteranų ir neturinti tokių labai jaunų žalių žaidėjų. Sakyčiau, silpnesnė galbūt pusė yra vidurio puolėjai. Centru žaidžia Ostinas Vailį, mums puikiai pažįstamas žaidėjas iš Klaipėdos Neptūno. Jisai yra pajėgių antrosios linijos žaidėjų. Speedy Smithas, buvęs Ryto krepšininkas, yra Zusmanas, buvęs Maccabi puolėjas. Yra krepšininkų žaidusių NBA lygoje, pavyzdžiui, Krisas Džonsas. Na ir Lietkabelį Andrijas Stepanovičius pavaduoja Justiną Briksą visai neblogai. Jis atrodė tos krepšinio lygos rungtynėse, panevėžiečiai ant bangos. Jie nukalė Vilniaus Vilkus Lietuvos krepšinio lygoje. Spėju, kad bus labai lygios rungtynės, bet aš esu panevėžietis, todėl optimistas. Panevėžiečių pergalė per plauką 2-3 taškelių. Na ką, ir visi nekantriai lauksime Žalgirio starto Eurolygoje. Pirmosios rungtynės namie prieš Barceloną. Labai sunku prognozuoti mačo baigtį. Taigi abi komandos nesusižaidusios yra sunkiai prognozuojamos. Dėl to manau, to kužda, kad Žalgiris tikrai mes rimtą iššūkį Barcelonai, kuri nepriskiriama tikrai prie Eurolygos favoričių, bet Barsa, sakyčiau, sustiprėjo palyginti su praėjusiu sezonu. Naujas treneris, Penjeroja, jūsų pafalas aukštaūgis, bet kertinis žmogus tai yra Kevinas Panteris. Vienas sunkiausiai, vienas prieš vieną sustabdomų yra visoje Eurolygoje ir čia reikės padirbėti, manau, Dovydui Giedraičiui, Arnui Butkevičiui, manau, Panteriui bus skiriamas tiesiog milžiniškas dėmesys, todėl prognozuoju, kad Panteris gal ir nesuvers ten labai daug taškų ar 20, tačiau atsiriš rankos kitiems žaidėjams. Ir atrodo, kad Nikolasas Laprovitola gali iššauti, jis dažnai labai gerai sužaidžia su Kauno Žalgiriu ir argentinietis tikrai, manau, apie 15 taškų ar daugiau gali pelnyti. Manau, kad komandas lieks jauduliukas, vis dėlto startas, dėl to rungtynės turėtų būti nerezultatyvios, abi komandos mes apie, sakyčiau, 140-145 taškus, o kas iššaus Žalgiryje, manau, kad gali Volasas, nors nežaidęs Eurolygoje, matome, kaip jis gana skambiai grįžo po traumos, žaidė NBA, labai universalus krepšininkas, spėju, kad jis įmes apie 12-13 taškų bent jau. Deja, šį kartą nebūsiu optimistas, Barcelonos pergalė po įnirtingos kovos maždaug 5 taškais. Lietuvos krepšinio lygoje nestiksi intriguojančių rungtynių. Štai spalio 6 dieną Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Lyg amerikietiški kalneliai yra Neptūno žaidimas, klaipėdiečiai išvykoje nukalė Rytą ir tiesiog beviltiškai atrodė FIBA Europos taurės turnyro atrankos rungtynėse su Bilbao komanda, ypač Baskų krašte. Paskui klaipėdiečiai atsitėsi, šiaip netaip įveikė Jonavos ekipą, na, o Juve tikrai buksuoja sezono pradžioje. Išskyrus rungtynių pabaigą labai silpnai atrodė uteniškiai ir didžiausia jų problema tikrai yra gynyba.
Abu vidurio puolėjai nėra mobilus, negalima keistis ginamaisiais, nesustyguota komandinė gynyba, kai kurie žaidėjai neranda vietos aikštėje, kaip pavyzdžiui Karolis Lukošiūnas po traumos, Orelikas šiek tiek priaugė svorį, ne tiek kiek aš, bet gana sunkiai juda aikštėje. Aš manau, kad atkakli kova vyks gal iki ketvirto kėlinio, gal net pabaigos ir nuojauta kužda, kad vis dėlto klaipėdiečiai į namus parsiveš pergalę maždaug 6-7 taškais. Na ir ką, kertinės savaitės rungtynės Vilniaus Rytas prieš Kauno Žalgirį praėjusio sezono finalo pakartojimas. Manau, kad žalgiriečiai versis per galvą, kad reabilituotųsi savo žiūrovų akivaizdą ir nuplautų tą gėdos dėmę. Ir nepamirškite prenumeruoti YouTube kanalo ir spėti šių rungtynių rezultato, kas atspės ar bus arčiausiai tikslo, gaus labai gražius marškinėlius. Vis dėlto manau, kad Žalgiris turi daugiau kozirių. Žalgiriečiai turi ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą, labai daug lygiaverčių krepšininkų. Trinkieri palaikys aukštą tempą, dažnai keis žaidėjus. Rytas akivaizdžiai nesusistygavę sezono pradžioje, tai rodo ir pralaimėjimas namie prieš Klaipėdos Neptūną. Daugiausia problemų sostinės komandai kyla dėl gynybos. Gausiai palaikomi savo išprotėjusių, triukšmingų sirgalių vilniečiai, manau, kad padraskys Žalgiriui akis, ne tik pakutens padus. Ir šįkart galvoju, kad labai svarbu vaidmenį atliks Ąžuolas Tubelis. Jis jaudinosi starte prieš Klaipėdos Neptūną. Ir Žalgiris neturi tokio žaidėjo, kuris uždengtų Tubelį. Ulanovas per žemas žais 4 numeriu, Smailagičiaus silpnas kūnas ir spėju, kad Tubelis gali primesti 15 ar tarkim apie 20 taškų. Žalgiris, aišku, turėjo savo kozirių, matom, kad ir tas pats Sirvydis atrodo solidžiai sezono pradžioje, bet kas gali iššauti, neprognozuosiu kas, nes atspėti neįmanoma. Žalgirio pergalė maždaug 10 taškų persvara. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Jūs nepamirškite rašyti kertinių rungtynių spėjimų. Kągi, linkiu visiems sėkmės ir laikykit sviedinį tvirčiau.